Kūrybingumas, lankstumas ir vaizduotė – tai pagrindinės savybės reikalingos norint įveikti organizacijos Best Kaunas iššūkį ir atrasti geriausią sprendimą. Projektas Lietuvoje vykdomas jau 7. kartą. Tai yra tarptautinės studentų organizacijos Best inicijuotas renginys. Jame įmonės teikia užduotis. Užduotis gali teikti 2 tipų, tai yra case study ir team design. Best inžinierinės varžybos yra tarptautinis renginys, susidedantis iš skirtingų kategorijų, kuriuose studentų komandos atlieka konkrečias užduotis, naudodamiesi savo techniniais ir socialiniais įgūdžiais. Mūsų idėja ganėtinai yra akivaizdi, reiškia, yra svertukas ir svarelis, kuris pakelia, reiškia, ant kelio esančią dangą, kad atvažiuojantis vairuotojas pamatytų ryškę spalvą esančią prieš jį ir tai indikuotų esančią priešais jį perėją ir pradėtų stabdyti. Taip pat bus įrengtas garsinis signalas bei vaizdo indikacija, kurią realizuosime ledais. Inžinerinės užduoties metu per ribotą laiką ir naudojantis gautomis medžiagomis, studentų komandos turėjo pagaminti prietaisus, atkreipiančius vairuotojų dėmesį į praeivius einančius gatvėje. Pagrindinė idėja yra ta, kad reikia pasitelkti viską, ką galima, tai yra šviesą, garsą, gal kažkiek ir pojūtį ir informuoti vairuotoją apie galimybę, kad artėja perėja. Reikia sukurti autonominę sistemą, kad reiškia dėmesio atkreiptukas, kai žmogus nori eiti per perėją, o mašina atvažiuoja. Ir sakykime, kad atkreipti vairuotojo dėmesį, kad yra perėja, kad yra žmogus ir garsinį arba vaizdinį kažkokį tai signalą, kad vairuotojas atkreiptų dėmesį ir, sakykime, atsitiktinai nesužeistų perėjinančio žmogaus. Įmonės yra įsteigusios savo prizus, būtent už savo užduotis, o pagrindinis kaip Bestas prizas tai yra būtent kelionė į Maskvą. O laimėjus Maskvoje galima važiuoti į Kroatiją. Protingas kamuolys, patikrintantis į lanką nuo tritaškio linijos, ergonomiška darbo vieta, maišelių skaičiaus patikra ir Windows Phone programėlės prototipas. Visus šios produktus studentai turėjo sukurti ir pristatyti per savaitę laiko.